Gerą vakarą, gerbėjai lietuviško futbolo sirgaliai ir žiūrovai. Šiandien mes savo transliaciją pradedam iš Alytaus. Alytaus miesto centrinis stadionas, suduodami rankomis, tarsi įkvėpdami žaidimai. O rungtynės. Jansonas. Perdamas į baudos aikštelę, čia jau gali būti pavojinga, obi prieš Zacharijas smūgis. Kamuolys skrieja virš artimojo kampo viršutinio. Vartų aštrumo per daug nėra, bet dabar prieš Čepanonis smūgis iš eigos nepavyko gerai pataikyti į kamuolį. Simonavičius. Perdamas Sojai, pastarasis prie varžovų baudos aikštelės ir štai toks bandymas. Na, erdvę. Link Čepononio, rikošetas, bet atrodo, kad išmuš. Žalgiriečiai kamuolį išmušė, bet netoli. Običinosas iš oro virš vartų. Tam tikrų vėjų prie Žalgirio B baudos aikštelės. Čia nuo savo žaidėjo nuošalės nėra. Jansonas gali žaisti vienas prieš vieną ir tą ir bandė daryti. Paaštrinęs situaciją baudos aikštelį. Bička. Geras perdavimas, pavojinga žalgiriečių ataka, bet smūgis Jonui Savičiui nepavyko. Dar vienas bandymas. Arminas Soja, turbūt pavojingiausias žalgiriečių išpuolis, sekas į baudos aikštelę, prašoka vienas kitas ir galų gale išmuša kamuolį. Numeris 77. Irgi panašus išsidėstymas. Čia Jonas Savičius išvengė kelių žaidėjų, perdavimas, smūgis ir skersinis. Puikia proga, kurios neišnaudojo Martynas Šetkus su tiesioginėmis savo pareigomis. Čia štai toks epizodas, smūgis ir kamuolys vartuose. Kamuolys vartuose, Vakaris Berenta išnaudoja savo situaciją, iš pradžių pasiūlęs tokią fizinę kovą varžovų baudos aikštelėje ir Tomas Bakšys, pirmieji jo lietimai. Kajus Bička pirmas prie kamuolio ir smūgis, na štai, ką reiškia aštrios, greitos kontratakos, daug. Link Morarenko, pastarasis baudos aikštelį, Morarenko. Dominikas Čekavičius gaudo kamuolį. Raudonais marškinėliai. Gal šis bandymas bus sėkmingesnis. Perdamas į baudos aikštelę ir taip, tai buvo proga, kurią galėtume vadinti auksinė. Abiso, Morarenko. Smūgis, Dominikas Čekavičius kumščiuoja kamuolį. Ir reikia smūgiuoti, ojojojojoj, smūgis buvo ir tai buvo galimybė ir tai buvo labai gražus momentas. Kamuolys skrieja į aikštės šeimininkų aikštės pusę ir tuo metu Egidijus Amšiejus, šių rungtynių teisėjas, skelbia, kad susitikimas baigtas 0-1. Atkakli kova buvo sukėlusi daug emocijų, matėm įvartį, matėme tik vieną, matėme dar kelias labai geras galimybės, gražius smūgius link varžovų vartų.